Ir klausimas, kodėl visame pasaulyje šitas dėsnis buvo pristatytas kaip paslaptis, ne? Tiesa, kas iš jūsų matė pagal tautos dėsnį vienas nerašantis pritraukia kitą nerašantį. Ir va, trečias, tai va, ką reikia įrodyti. Šiandien tarp prie savo galvos pritraukiau naujoką. Kai aš pamačiau jo veido iššūkę, supratau, kad aš jam pirmas klientas, po to paaiškėjo, aš jau trečias buvau, pirmieji du pabėgo. Va, ir jis eksperimentavo su mano galva, iš pradžių mano kokie buvo ilgesni, po to trumpesni, po to galų gale baigėm su mašinėlė viską ir negali skūstis, nes pats pritraukiau šitą žmogų. Taigi, pakelkite ranką, kas iš jūsų skaitė knygą Paslaptis. Kas matė filmą? Kas jūs nesupranta, apie ką eina kalba? Super. Kam patiko filmas? Tai iš tikrųjų, tai yra marketinginė bomba buvo. Pasaulyje iki tol ir po to nebuvo dar tokio sėkmingo projektų, kur milijonai žmonių per internetą savo pasižiūrėti filmus apie The Secret paslaptį. Ir klausimas tik tai vienas. Aš irgi, kai pasižiūrėjau šitą filmą, mane jisai labai nustebindžia laiko dalį, apie ką galvoju, bet tai ir yra įgyvenime. O jeigu tu 15 minučių apie turtą galvoji, o 23 valandas 45 minutės galvoju, kodėl nėra pinigų, turėtų būti kitas efektas. Tada ekspertas sako, jūs netaip suprantate. Dėsnis, taip aišku. Sako, čia yra ypatingo jėgos koncentravimas, reiškiasi. Ir tos 15 minučių atstuoja 23 valandų negatyvaus mąstymo. Patikim tai padaryti. Jūs paprašysit visatos, kad jinai jūs pagirti. Kad palengvinti užduotį visatai, aš padėsiu mineralinių buteliuką ir dar stiklinę. Ir mes, kaip eksperimento dalyviai, žiūrėsim, kiek visatą užtruks laiko, kad jūs pagirdite. O sakau, turint omeny, kad 15 minučių, tai galim palaukti, sakau, aš asmeniškai nieko neskubu. Ir sakau, ir ką jūs norite įrodyti, aš sakau, nieko. Sakau, o po to aš su visai netreniruotu protu ir be visatos pagalbos pats įsipilsiu ir atsigersiu. Ir žiūrėsim, kam greičiau pasisekė. Ar visatai pasirūpinti jumis, ar man pačiam savim pasirūpinti. Ir žinote, kažkaip supratau, kad, bet yra iki šiol patikės namo, kad pasaulyje gyvena 7 milijardai žmonių. Ir visiems pofig, ar aš turiu iš ko maitinti šeimą ar ne. Ar kam buvo toks jausmas? Labai likiu bent vieną kartą išgyventi. Iš tikrųjų, kažkoks suvokimas, kad kažką pradeda suktis tavo mintis. Dievas mane pamėšų, žmonės kažkokie netokie pasaulis, kažkoks netoksai, pinigų nėra, to nėra, laimės nėra, to nėra. Ir kai tu apie tai galvoji, kas vyksta tavo vidurinėse smegenyse, jos pradeda vibruoti, labai smarkiai vibruoti. Ir kas vyksta? Pradeda traukti dar visų dalykus. Ten būtų taip, kad viena bėda, po to ateina tą pačią dieną kita bėda, sako, bėda po vieną nevaikšti. Ir atvirkščiai, būna pirūdų, kad atrodo viskas, atrodo viskas, va. Tai va, čia blogo žinia. 5% visato žmonių žino aiškiai, ko jie nori. Jiems yra aiškumas susijęs su to, ko jie nori iš gyvenimo, kokį jie nori turėti gyvenimą, ką jie nori turėti kiekvieną dieną. Bet 95% yra raudono diplomo baigę kontrasto specialistai. Jie žino viską, kas jūs esate. Žinot, kaip tam anekdotė, kai ateina jauna mergina pas daktarą ir sako, daktarė, mane viskas esame. Daktarė sako, negaliu. Nu taip, detaliau papasakosiu, ką detaliau. Nu patarytų, kai jūs atsibūdų, kada nepavarosiu, kas jūs gali esate? Nu mane esate, keltis, nesikelti. Nu geriau, kai atsikėlėt, ir einat po dušu, tai dar susėt, man karštą varyti, ar šaltą varyti, nu gerai, o seksas? Ką tai per seksas? Nu, seksas irgi esame. Seksas, o kas tai yra?
Žiūriu, simpatično, mergička tokia buvo. Nu, paaiškinti negalėčiau, bet pademonstruoti, ko gero taip. Nu, nesakė, pademonstruokit. Tai po 3 minučių nežiūri tą daktarą, klausykit daktarą, apsispręskit, arba ten, arba atgal, tai jau pradėti erzinti. Tai vadinasi, lietuviai numeris 1 šitoj srityje šneka per televiziją. Apie tai, kas netenkina. Apie ką šneka politikai, apie tai, ką netenkina, apie ką šneka žurnalistai, apie tai, ką netenkina, apie ką šneka tai, kas netenkina. Mes tai vadinam problematiką, vadinam demokratiją, kai tu gali paimti surasti bet kame kažkokį menkniekį ir apie tai pakalbėti. Kokios pačios paskutiniausios geriausios reitingus turi laidos? Pašnekėkim kino kokios spalvos triusika. Ir kodėl pasidinti. Net pavyzdžiui, Sauros, antroje vietoje. Ką vakar Lietuvos ryte? Galvoju, nežinau. Jeigu nežinočiau šitos technikos, būčiau susiersęs labai. Nuotraukos Sabonis. Kas galvo, kad čia yra didvyris Sabonis? Ir Lietuvos rytas, kaip gigantas tapo nuskriaustų nykštukų. Jisai įsižeidė, kad mes ant jo pavarėm purvo. Ir va dabar visi apie ką internetas šneka? Apie aiškumą? Apie kontrastą, visas pasaulis užkastas. Kaip jums atrodo, ar nesate jūs laimingi loterijos bilieto jau laimėtojai? Juk jūs laimėjot varžybose su 150 milijonų spermatozoidų. Teisingai? Kas atsimena, tai buvo? Ir pats faktas, kad jūs sėdite čia, rodo, kad jūs laimėjote. Ir dievulis, arba kas tenais pasirinkto, sakė, klausyk, Marytė arba Petriu, duodu tau bilietą, vadinasi, viskas įskaičiuota. Užduotis nusileisti į žemę tenais ir užeiti į Disneylandą. Čia yra amerikiečiai kalniukai, čia yra viskas ir tavo tikslai yra tik tai 3 šioje planetoje. Pasižymėkite. Pirma, atsikalbasinti, antra, atsipindiurinti ir trečia, atsitapirinti. Išversiu lietuvių kalbą, gerai praleisti laiką. Seminaras apie paslaptis, filmo niuansus, sakykime, ir tikrovę, traukos dėsnių ir mitus. Iš tikrųjų, Algirdo labai gerai atskleidžia to traukos dėsnio ypatumus. Ir labai dažnai žmonės ne visiškai teisingai suvokia tą dėsnį, žiūrėdami visiškai, kad va, vėl sėdėsiu, žiūrėsiu į dangų ir čia man viskas pradės kristi, tai Algirdas taip savo tokią metodiką linksmai iš tikrųjų labai fainai pateikė žmonėms, ką reikėtų iš tikrųjų atkreipti dėmesį tam, kad tas dėsnis veiktų mums. Tai tas man patiko tokia humoristinė forma, pateikiami dalykai ir manau, tas labai lengvai įstringa. Ar gali patarti kitiem ateiti tokį seminarą? Jo, žinoma, iš tikrųjų, jeigu norite iš tikrųjų suvokti, kaip tą traukos dėsnį galite pradėti naudoti savo tikslų kažkokį pasiekimą ir naudoti taip, kad jisai pradėtų veikti, tai tikrai verta būti šitam seminare, kad suvoktumėte, ką ir nuo ko, kokiais žingsniais reikėtų pradėti daryti. Kaip tik dabar dar bus antra seminaro dalis ir ten tolimesni žingsniai bus atskleidžiami. Savo partnerių į akis ir sako tokią magišką frazę. Aš nežinau, kaip aš tai padarysiu, bet vai matys, aš tai padarysiu. Aišku, jiem į pusės, kuo geras 5 minutėlės, mano idealus gyvenimas. Bet pasakot, taip lygtais tai vyksta dabar, lygtais jūs esate toje. Surinkim žmogui, kuriam šiandien dar nesakė, kad labai mylit ir jam padėkokit už tai, kad jūsų yra gyvenimas. Gerai? Pasidalykit savo meilę su savo artimu žmogumi. Padarykit, gerai dabar. Vienas skambutį. Nedasiskambina tam žmogui, paskambinkit kitam žmogui. Gerai? Ypač jeigu turit žmogų, su kuriuo būt susipykę, jam paskambinkit. Atsiprašykit. Sakykit, kad jie myli. Gerai, padarykite.
Nesėdėkite šau, eksperimentą padarom, gerai? Paskambink. Vakarą šiandien sudalyvavau seminare traukos dėsnis. Jeigu jūs žiūrite šitą video filmuką, reiškia jau traukos dėsnis veikia. Sveikinu, kad jūs tai sudomino. Kviečiu tikrai apsilankyti, jeigu dar toks seminaras įvyks. Ir O ką, Ruslanai, savo pasiėmėte iš to seminarą? Ką pritaikėte? aš tikrai gavau daug tokių įžvalgų, į kuriuos aš nekreipdavau dėmesį. Ir tuos ženklus, kurie man ateidavo, sakykime, nežinau, galim pavadinti iš aukščiau, bet aš visą laiką jausdavausi, kad man kažkas padeda. Ir dabar tik žinau, kad reikia paprašyti ir aš tą gausiu, ko aš norėsiu. Ačiū. Linkiu jums visiems susitikti. Dėmesio dėmesio. Jeigu taip jūs užšėpa šešėlį kolonė, nėra jūsų krašto šalelė, viena uždėlė. Man pavyzdžiui, tai gyvename Varsavos ir gyvename Varsavos. Vyrai tai yra, uždėlė, atsisėdė,